Gyvojo vandens galia. Ar mokame ją naudotis? Visi žinome, koks svarbus mūsų organizmui vanduo. Tai gyvybiškai svarbus energijos šaltinis. Be jo žmogus tiesiog negali egzistuoti. Mes nuolat girdime: gerkite kuo daugiau vandens. Tai naudinga odai, smegenų veiklai, kitiems svarbiems organizmo procesams. Bet štai kas kelia nuostabą, kai kalbame apie vandenį. Bendrais bruožais beveik visi žino apie vandens svarbą. Bet iš tikrųjų tik nedaugelis suvokia tikrąją vandens svarbą ir galią. O dar mažiau žmonių naudojasi tą galią, tiesiog stebuklingomis vandens savybėmis. Mes geriame vandenį kiekvieną dieną. Bet ar panaudojame jį su maksimalia nauda savo kūnui ir sielai? Papasakosime, kaip galima ir kaip reikia gerti vandenį sąmoningai, kad pagerintume sveikatą, savijautą ir gyvenimo kokybę apskritai. Kai kas jau girdėjo tai, ką pasakysime šiame įraše, bet ir girdėjusieji retai pasinaudoja tomis žiniomis. O juk tai neįtikėtinai veiksminga. Kalbėsime apie struktūruotą, energetiškai įkrautą vandenį ir jo naudą sveikatai, organizmo stiprinimui. Vanduo turi nepaprastų, tiesiog unikalių savybių. Mokslininkai jau seniai įrodė, kad vanduo yra ne vien paprasčiausias skystis, bet ir savotiškai gyva substancija, gebanti įsiminti informaciją. Tikriausiai jau girdėjote, kad vanduo geba keistis, veikiama žmogaus žodžių, emocijų ir minčių. Taip pat tikriausiai žinote, kad žodžiai, emocijos ir mintis yra ne kas kita kaip energijos formos. Tad štai, vanduo turi savybę sugerti jam perduodamas energijas ir keisti struktūrą priklausomai nuo to, kaip mes su juo sąveikaujame. Pabandykite įsivaizduoti. Savo rankose laikote stiklinę vandens, o jame ne tik cheminių elementų rinkinys, bet ir energijos virpesiai. Kaip tik ta energetinė vandens prigimtis lemia, kad mes galime sąmoningai bendrauti su vandeniu ir paveikti jį taip, kad jis taptų mūsų organizmą gydančiu eleksyru. Ir tai ne mistika, ne išmislas, o praktika. Ja patvirtina daugelis mokslinių tyrimų, taip pat žmonių, taikančių poveikio vandeniui metodą patirtis. Kaip tai veikia? Viskas palyginti paprasta. Kiekvieną kartą prieš išgerdami gurkšnį vandens neskubėkite, lukterėkite bent keletą akimirkų, kad sąmoningai nusiteiktumėte sąveikauti su šiuo vandeniu. Paimkite stiklinę ar puoduką į rankas, nukreipkite žvilgsnį ir dėmesį į prieš jūs esantį skystį ir mintyse, o dar geriau, garsiai padėkokite vandeniui ir suformuluokite norą. Tai yra, pasakykite, kokio poveikio tikitės, kai išgersite šį vandenį. Pavyzdžiui, galite pasakyti: šis vanduo gydo ir valo mano kūną. Jis pripildo mano kūną energija ir sveikata. Arba, šis vanduo teikia man jėgą, sveikatą ir harmoniją. Dar geriau vartoti tiesioginio kreipimosi formą. Tu gydai ir valai mano kūną. Tu pripildai mane energiją ir sveikata. Arba, tu teiki man jėgą, sveikatą, harmoniją. Tarkite žodžius su giliu jausmu, aiškiai suvokdami, kad įkraunate vandenį pozityvia energija ir gydančiomis vibracijomis. Po to iš lėto, po vieną gurkšnį išgerkite vandenį. Nepamirškite po kiekvieno gurkšnio padėkoti vandeniui. Dėkingumo energija, kaip ir meilės energija, be galo galinga. Pajauskite, kaip vanduo praplauna burnos ertmę, kaip srovena stemple, nuteka į skrandį ir iš ten pasklinda po visą kūną. Galima nukreipti vandens energiją ir į konkretų organą, raumenį ar kūno vietą,
Pavyzdžiui, jei turite problemą su širdimi, nukreipkite vandens srautą į širdį. Vaizduotėje regėkite, kaip vandens srautas plauna širdį, valo koronarinės kraujagyslės nuo apnašų, įkrauna širdies raumenis energiją, harmonizuoja ją. Jei norite išvalyti viso kūno kraujagyslės nuo sukalkėjimų, vaizduotėje leiskite vandeniui įsilieti į kraują ir tirpdyti apnašas bei sukalkėjimus ant vidinių kraujagyslių sienelių. Panašiai vandens galia ir savo vaizduotės galia galima gerinti regėjimą, įsivaizduojant, kaip geriamas vanduo plauna akies obuolį, tinklainę, kaip išvalo ir nuskaidrina lęšiuką, stiklakūnį. Tai tik keli pavyzdžiai. Panašiai jūs galite atlikti ir kitas procedūras, priklausomai nuo sveikatos būsenos ir poreikių. Žmogui, įtikėjusiam, kad sveikatą gerina tik daiktišką pavidalą turintys vaistai, tabletės, kapsulės, tinktūros ir panašiai, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad pastangos paveikti vandenį psichinio energijų galiomis yra nieko vertos. Bet iš tikrųjų toks ritualas padeda nuteikti sąmonę ir kūną, maksimaliai panaudoti kiekvieno gurkšnio energiją. Tai reiškia, kad materialistiško nusiteikimo žmogui, panorusiam išbandyti energetiškai įkrauto vandens galią, pirmiausia reikia sugriauti savyje netikėjimo, skepsio sieną. Ta netikėjimo siena ir yra didysis blokas, neleidžiantis panaudoti galingas psichikos ir vandens energijas mūsų pačių labui. Taigi, svarbu vandenį gerti ne mechaniškai, o sąmoningai, jaučiant, kad bendraujate su gyvybinga, sąmoninga vandens galia. Ir iš tikrųjų, kai geriate suvokdami gydomąsias vandens savybės, jūsų kūnas ima reaguoti kitaip. Be galo svarbu suvokti ir įtikėti, kad vanduo ne tik troškulio malšinimo priemonė, bet ir galingas energijos šaltinis, teikiantis didžiulę naudą visam mūsų organizmui. Apskritai, vandens gėrimas dažniausiai yra įprastas, automatiškas, tarsi savaime suprantamas veiksmas. Bet kai išmokstame nukreipti į jį savo dėmesį, vanduo tampa neįsemiam gyvybinės energijos šaltiniu. Kodėl taip yra? Kas tai lemia? Įsivaizduokime upę, kurios ištakos kalnų aukštybėse. Ji prasideda kaip tyras kalnų upokšnis. Jos vandenys krikštolinio skaidrumo, prisodrinti akmens ir dangaus energijų. Srūdama žemyn, ji kaupia savyje visas energijas, kokias tik sutinka pakeliui – smėlio, molio, nukritusių lapų, žmogaus veiklos energijas. Nusileidusi į lygumas, ji jau ne ta, kokia buvo savo ištakose. Kažkas panašaus nutinka ir su tuo vandeniu, kurį mes dabar geriame. Tas vanduo kažkada buvo debesyse, buvo lietumi, tekėjo upėmis įvairiausiose pasaulio dalyse, stuksojo milžiniškais ledkalniais žemės ašigaliuose, glūdėjo požemių tamsybėse, kol vamzdžiais pakilo į vandentekio bokštus ir vamzdynais atkeliavo į mūsų namus. Vandens nepadalinsi atskirų valstybių ar geografinių teritorijų sienomis. Tai vientisa globalinė struktūra. Vanduo kontaktavo su tūkstančiais daiktų, veikų, vibracijų ir energijų. Ir visa tai užsifiksavo jame kaip nematomi energetiniai įspaudai. Štai ką apie vandenį yra sakęs rytų išminčius Jogananda. Jis mokė savo pasekėjus. Mokėkite paprastuose dalykuose regėti šventybę. Nebūtina eiti į šventyklą, kad susitiktum su dievybe. Ji gali pasireikšti tiesiog čia, šią akimirką, kad ir stiklinės vandens pavidalu. Juk kiekvienas lašelis vandens tai didžiosios gyvybės paslapties apraiška. Vanduo krinta iš dangaus, maitina žemę,
teka upėmis, garuoja, kyla į dangų ir vėl grįžta atgal lietumi. Šis gyvybę žemėje palaikantis ratas sukasi milijardus metų. Ir štai dabar jūsų rankose stiklinė vandens, maža amžinojo gyvybės rato dalelytė. Tam tikra prasme galima sakyti, kad vandenyje sukaupta visos planetos sąmoningos kosminės esybės informacija. Štai kas yra vanduo, štai kur vandens energijos ištakos. Kita priežastis, kodėl vanduo yra neįsemiamas gyvybinės energijos šaltinis, tai, kad mes patys didžia dalimi esame vanduo. Juk visi žinome, kad daugiau kaip 70% mūsų kūno sudaro vanduo. Vadinasi, kai mes savo psichinę energiją, emocijomis, mintimis, žodžiais keičiame geriamo vandens struktūrą, tuo pačiu keičiame ir savo kūno struktūrą bei savijautą. Tam tikra prasme, vanduo yra savotiškas lieptas tarp mūsų fizinio kūno ir subtiliųjų dvasinių kūnų. Jis įkrautas informacija ir jei ta informacija pozityvi, nukreipta į sveikatą ir harmoniją, tai kūnas taip pat pajunta tos informacijos poveikį. Žinoma, pozityvia energija įkrautas vandens gėrimas nėra panacėja nuo visų ligų, bet tai galingas instrumentas, padedantis atkurti organizmo balansą, pagerinti savijautą, sustiprinti energiją. Svarbu, kad ši praktika taptų kasdieniu ritualu, juk ji užima tik keletą ar keliolika sekundžių, o poveikis didžiulis. Taip įkrauti galima ne tik gryną vandenį, bet ir kitus gėrimus – arbatą, sultis, kompotą ar net sriubą. Viskas, ką jūs valgote ar geriate, gali tapti gyvybinės energijos šaltiniu. Žinoma, jei tik išmoksite sąmoningai veikti tai. Vanduo gali daryti įtaką ne tik fiziniai sveikatai. Įkraudami vandenį pozityviomis energijomis, jūs galite daryti įtaką savo emociniai ir psichologiniai būsenai. Vanduo – energijos laidininkas. Ir kai sąmoningai bendraujate su juo, tuo pačiu aktyvuojate savyje ne tik fizinio išgijimo procesus, bet ir gerinate, harmonizuojate psichinės, emocinės būsenas. Jei pasitaikė sunki diena, jei jaučiate nuovargį ar nerimą, išgerkite sąmoningai nusiteikę struktūruoto, energetiškai krauto vandens. Tarkite savo, vanduo teikia man ramybę ir harmoniją. Pajauskite, kaip vanduo nuplauna visas negatyvias emocijas, kaip su vandeniu į jūs srūva ramybė. Svarbi dar viena sąveikavimo su vandeniu savybė. Mūsų norai, pageidavimai, lūkesčiai turi būti formuluojami ne būsimojo laiko forma, pavyzdžiui, suteik man sveikatą, o teiginio forma, tarsi tai, ko aš prašau, jau realizavosi. Pavyzdžiui, vanduo teikia man ramybę ir harmoniją. Dažnai mes ieškome sudėtingų problemos sprendimo būdų, bet paprasti, po ranka esantis metodai dažnai būna veiksmingiausi. Kaip tik toks veiksmingas gali būti sąmoningas, energetiškai krauto vandens gėrimas. Iki šiol kalbėjome apie struktūruoto, energetiškai krauto vandens gėrimą. Bet koks vanduo yra struktūruotas, energetiškai aktyvus. Kaip jo gauti ar pasigaminti? Apie nepaprastas vandens savybės, naujausius fizinių ir dvasinių mokslo atradimus šioje srityje pakalbėsime atskirame video, kurį dabar rengiame ir kurį netrukus paskelbsime. O dabar grįžkime prie praktiškesnių klausimų. Kaip ir kada gauti? Kaip pasigaminti struktūruoto vandens? Pats paprasčiausias ir natūraliausias būdas – pasinaudoti motulės gamtos dovanomis.
Įvairių pasaulio tautų mitologijoje ir papročiuose išlaikytas gyvas tikėjimas, kad 3 kart per metus dėl atitinkamai susiklosčiusių geologinių ir kosmologinių aplinkybių vanduo įgauna ypatingų savybių. Todėl tautosakoje ir mitologijoje toks vanduo laikomas ir vadinamas gyvuoju vandeniu. Štai tos dienos, kai paprastas vanduo virsta gyvuoju vandeniu. Tai sausio 19 naktis, vasario 14 naktis ir birželio 24-osios, tai yra joninių naktis. Laikoma, kad tomis naktimis išsimaudęs ežere, upėje, jūroje, tu nuplauni nuo savo kūno negalavimus ir ligas, pasikrauni sveikatos ir energijos ilgam laikui. Žinoma, išsimaudyti ežere per jonines vasaros viduryje nesunkiai gali kiekvienas, bet išsimaudyti ledinėme vandenyje sausio 19 ar vasario 14 naktį didžiulis iššūkis neužsigrūdinusiam. Tokiu atveju rekomenduojama išsimaudyti namuose po dušu. Sveikatinantis poveikis bus ne ką menkesnis nei išsimaudžius eketėje. Tomis naktimis vanduo tampa struktūruotas visoje planetoje, visuose vandens telkiniuose, visuose induose, kad ir kur tie indai būtų, net vandentiekio vamzdžiuose. Lietuvių bioenergetikas Jonas Dainauskas, ilgą laiką tyrinėjęs vandens energetiką, tvirtino, kad tomis lemtingomis virsmo naktimis vanduo tampa struktūruotu ne akimirksniu. Tai lėtas ir nuoseklus procesas. Vanduo pradeda keisti savo struktūrą jau tos nakties išvakarėse, nuo 20 valandos vakaro. Energijos įkrovos nuosekliai didėja ir apie pusę 2 valandų nakties pasiekia maksimumą. Po to įkrova pradeda mažėti ir apie 12 valandą dienos išnyksta. Šias Dainausko išvadas patvirtina ir kitų šalių bioenergetikai. O ką daryti, jei nori išsaugoti, išlaikyti maksimalią vandens energetinę įkrovą ilgesnį laiką? Be to, turėti struktūruotą vandens ilgesnį laiką, kelias savaitės ar net kelis mėnesius. Ogi štai ką. Vėlyvą virsmo paros vakarą arba nakties pradžioje pripildykite didesnės talpos indus, geriausia ne metalinius ir ne plastmasinius, vandeniu. Geriausia prisipilti vandens iš natūralių telkinių, šaltinių, šulinių. Kas tokių galimybių neturi, gali imti vandenį iš vandentiekio. Be to vandens įkrovimo laipsnis mažesnis negu natūralių telkinių. Ta vandenį supilstykite į mažesnės talpos stiklinius indus, geriausia į didesnius butelius ar stiklainius, ir tarp 1 ir 2 valandos nakties uždarykite indus kamšteliais ar dangčiais, o jų kaklelius apriškite lininiu siūlu, o dar geriau vario vielute. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad aprišus virš indo susidaro energetinės žiedas, kuris išlaiko, išsaugo energetinę įkrovą, neleidžia energijai išsisklaidyti, kaip tai atsitinka su vandeniu atviruose telkiniuose ar induose. Atlikę šią procedūrą tarp 1 ir 2 valandos nakties, jūs užfiksuojate, savotiškai užkonservuojate maksimalią vandens įkrovą. Taigi, jūs jau turite struktūruoto gyvojo vandens atsargų ilgesniam laikui. Kiek ilgai vanduo išsilaiko aktyvuotas? Labai ilgai. Šio video įrašo autorius turi įprotį 2 kartus per metus, sausio 19 ir birželio 24 naktį, prisipilti gyvojo vandens atsargų tiek, kad jo užtektų pusei metų. Bet vieną kartą 3 litrų gyvojo vandens stiklainį nukišau į atokų kampą ir užmiršau. Radau jį po 1,5 metų. Atidariau ir nepatikėsite, vanduo jame buvo toks pat skaidrus, grynas, skanus, tarsi tik vakar pripildytas. Toks struktūruotas vanduo
be daugelio kitų nepaprastų savybių, turi dar vieną. Nedidelis šlakelis tokio vandens aktyvuoja didelį kiekį paprasto vandens. Pavyzdžiui, jei į stiklinę ar puodelį įpilsite bent vieną arbatinį šaukštelį vandens, tas šaukštelis aktyvuos visą stiklinę. Kaip tik ši gyvojo vandens savybė leidžia nuolat gerti ar kaip kitaip vartoti kelis mėnesius. Net ir tuo atveju, jei virsmo dieną prisipylėte tik kelis stiklainius. Antrasis, palyginti lengvas ir namų sąlygomis prieinamas gyvojo vandens gavimo būdas – vandens užšaldymas šaldiklyje, o žiemą lauke, jei tuo metu laikosi minusinė temperatūra. Atitirpintas vanduo išsaugo ypatingą kristalinę struktūrą ir yra beveik tiek pat energetiškai aktyvus, kaip ir virsmo nakties vanduo. Taigi, pripilate į emaliuotą indą didesnį kiekį vandens, kaip sakyta anksčiau, geriausiai iš natūralaus šaltinio ar šulinio. Įdedate į šaldiklį ir palaukite, kol visas vanduo virsta ledu. Atkreipkite dėmesį. Vandeniui užšąlant, centrinėje indo dalyje susidaro tamsi dėmė. Mat, vandeniui užšąlant, visi nešvarumai, visos smulkios, plika akimi nematomos dulkės ir priemaišos koncentruojasi centre, ten, kur vanduo užšąla vėliausiai. Kai visas vanduo užšąla, ištraukėte indą ir palaukėte, kol ledas kambario temperatūroje pradės atitirpti. Tirpimas prasideda nuo indo sienelių, o vėliausiai tirpsta indo centre esantis patamsėjęs ledas. Kai inde ima plūduriuoti tas patamsėjęs ledas, ištraukite jį ir išmeskite. Tada inde lieka grynas gyvasis vanduo, kurį naudojate pagal savo poreikius. Beje, gyvąjį vandenį galima ne tik gerti, bet ir apiplauti veidą, akis, aktyvinti prileistą į vonią vandenį ir panašiai. Žinoma, visais atvejais nepamirškite įkrauti jį savo norų pageidavimų energiją. Mūsų žodžių, minčių, emocijų energiją įkrauna ir paprastą vandenį. Pabaigai pateikiame vandens užkalbėjimo pavyzdį. Užkalbėjimo žodžius atspausdinkite ant popieriaus lapo, pakabinkite ar priklijuokite jį dušo kabinoje ar vonioje ir kai baigėte praustis, prieš apsiliedami vėsesniu vandeniu, garsiai ar tik mintyse ištarkite tuos žodžius. Štai tie žodžiai. Vandenėli, vandenėli, mielas broleli, sugerk visas mano nelaimės, sugerk visus vargus, nuplauk nuo kūno visus nešvarumus, nuplauk visokį blogį, apvalyk mane, grąžink šviesą mano sielai, grąžink sveikatą mano kūnui. Vandenėli, vandenėli, mielas broleli, padėk man. Ir vandens stebuklas neabejotinai padės jums.